Savo yra daug reikalų spręsti. Pirmiausia, tai gynyba. Pirmiausia, gynybos reikalus. Mes turim pagerinti tiek individualią gynybą, vienas prieš vieną, tiek savo pozicijas, sakysim, kad mes būtume ta pačia koncepcija visi penki. Nes dabar labai daug momentų, kur dalis žaidžia vienaip, kita dalis žaidžia kitaip. Tai įeina ir atšokia kamuoliai, sakysim. Yra ką tobulinti, bet medžiagos yra, mes galėsim pasirengti geriau ir su rungtynėm su slovėnais. Kantrybės dar yra kaip čia 9 dienos, savaitė kažkur tai, dar mes turim 2 rungtynės. Ir aš nenoriu skubėti su kažkokiais pasisakymais ar išvadom ir reikia stebėti, kaip čia vyksta kokia tendencija ir tada matysime. O taip įveda tas korekcijas gyvenimas ir niekur tu nesidės. Jeigu su tais ispanais liktai ir neblogai, buvo viskas tai su rusais, mes iš tikrųjų dar pasižiūrėjau tas rungtynės, tai vietomis tragiškai nesigynėme. Per daug leidome mes, kai tiek leidai mes pats turi, nežinau kaip pataikyti ir kaip užpulti. Jūs sakot faktą, kad tarkim vietomis tiesiog vyrai nesigynė, o galima būtų vardinti, kokia to priežastis atrodytų, gydytis reikia. Žinote, jeigu aš žinočiau visus atsakymus, tai irgi čia turbūt nėra tokio, kur, žinot, yra individualios savybės, yra koncentracija turbūt, ar ne? Ir tiesiog vieni yra, kaip pasakyti, jie daugiau koncentruoti ir turi galimybės, kiti gal tos koncentracijos nėra. Iš tikrųjų, mes neturėjom tiek laiko Rusijai pasiruošti, mes kai ką ruošėme, žiūrėjome, praėjome ten, bet tokio, kaip pasakyti, didelio pasiruošimo tokio nebuvo, nes ir laiko nelabai turėjome. Tai gal truputį viskas įkrūvo. Plius, galbūt dar su tą aikštės gynybą eksperimentavome. Ne tai, kad eksperimentavom, bet aš ją tiesiog savotiškai treniravau, bet mes iš vis pasiklydę ten. Mes nesiorientavome, kas turi kur išeiti, kas viskas atrodė, kad mes iš vis pirmą kartą ginamės tą gynybą. Tai čia reikia irgi dar daug dirbti.